reguliuojant powerus arba kažkas kažko nežino arba nežiūrit manualų, nes vienas iš 30 gal būna teisingai padaryta. Rodau. O kalbu būtent apie priekinės poweras, plento, tas pats ir gravelio, nesvarbu, Shimano, ne Shimano, SRAMas, visi turi atramą iš tos pusės. Senieji SRAMai neturi, bet naujesni irgi turi, ten tik tais principas kitoks. Štai ten yra toksai varžtelis, kurį pasieksim iš čia. Ir štai taip. Turi atsiremti. Ten matote, yra net tokia platforma. Atsirėmė ir viskas gana svarbu, kad būtų viskas lygiagrečiai su dantračiais. Ir tada perjungimo metu tas perjungėjas nevažinėja, neplaukioja, jisai standžiai remiasi į tą tašką. Suprantu, kai savininkai bando patys reguliuoti ir netvarkingai sureguliuoja dėl nežinojimo. Bet neretai pasipuola praktiškai visada, kad dviratis jau buvęs servise ir jam reguliavo poweras ir šitas dalykas nepadarytas. Come on, chebra.